Norit valgyti subalansuotai, gauti daug baltymų su maistu ir valgyti skanų maistą, išbandyk šį nuostabų receptą, kuris tikrai tau patiks. Meksikietiška versija, bet jeigu valgys mažieji jūsų šeimos nariai, tai pridėkite mažiau prieskonių. Pjaustykite visus svogūninės šeimos ingredientus, pakepinkite ant gero, ypač tyro alyvuogių aliejaus, aš naudojau Visi gurmanai, ir tada sudėkite smulkintą jautienos mėsą ir pakepinkite, dėkite prieskonius, tada pilkite truputį vandens, sudėję kubeliai supjaustytas morkas. Patroškinę dėkite kitus likusius ingredientus, o prieš pat pabaigą troškinant įdėkite konservuotas raudonasias pupeles ir dar keletą minučių patroškinkite, įdėkite papildomai druskos, prieskonių, jeigu trūksta, ir galiausiai tiekite su bolivinė balanda, kuri tikrai nustebins. Ne su ryžiais, ne su takais, o tiesiog su bolivinė balanda, kuri patiks ir mažiems, ir dideliems. Aš viriau garuose. Patiko mano receptas, spausk like. Nori daugiau mano receptų, rašyk komentare, noriu naujų receptų, ir aš tikrai su tavimi pasidalinsiu naujais receptais. Daugiau subalansuoto, baltymais turtingo maisto rasi mano sukurtuose mitybos planuose, receptų knygose, tiek spausdintuose, tiek elektroninėse. Užeik į Sveikatai palankus elektroninę parduotuvę ir susipažink su mano teikiamais produktais, mitybos planais, mitybos programomis, ir taip pat atmink, kad aš atlieku ir individualias mitybos konsultacijas, tai yra mentorystė, bei sukuriu individualias programas pagal tavo individualius poreikius.